Antanai, aš jūsų pirmą noriu atsiprašyti, bet to pačiu ir pasakyti, kad pats kaltas, kad susiradai tokį draugą. Antanas šiuo metu yra iškeliavęs į kelionę, ne? Jis paliko mašiną mano kieme ir to pačiu aš dar važinėjau su jie, nes paprašiau, kad gal leisti pavažinėti. Ir vienam iš video, kai įdėjau vietoj cinamono, aš aitriasis paprikas. Aštru? Aha. Uždėjau prank warsus, to kažkokias mini. Ir Antanas kaip ir sutiko, kad mes darysim prank warsus, bet iš jo jokios iniciatyvos nebūna. Galvoju, reikia užverti belę kokią dar vieną didelę košę, ne? Ir mes turime šį čia Antaną Bembą. Ir idėja yra tokia. Mes sudaužysim Antaną Bembą, sufeikinsim jam per FaceTime paskambindami, kad sudaužėme Bembą. Ir tiek. Iš karto atsiprašau, Antanai, čia apšiko paukštį, žinok, tavo Bemsą. Čia man atrodo ne paukštį, čia aš jau... Apšikai tu? Ir ką mes padarysim iš tikro? Susirasim tokį patį Bembą, tik tai daužtą. Sudaužyk dabar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Žiauriai daug tokių Bemsų yra, išskyrus tai, kad pas Antaną sugalvojo Blemba bei Huriukas sudėti juodus ratlankius. Paprašysim žmonių, kurie pardavinėjo tos daužtus Bembus, kad leistų mum nusifilmuoti prie daužto Bemso. Taipogi, kiek žinau, tai yra daug angliškų tokių Bemsų, kur kitoj pusėj vairas būna, ne? Ne? Tai dar nežinau, kaip su šitu tekstu daryti, bet ką mes norėtume padaryti iš tikrųjų, tai pakeisti numerius, blogiausiu atveju dar leisti uždėti ratus. Jeigu šitas pavyksta, čia bus žiauriausias Antano apgavimas. Tai ką, lekiam pas Butomį, surasti Bembą, skambinsim žmonėm ir rytoj turim nufilmuoti būtinai, nes Antanas grįžta šeštadienį, dabar yra trečiadienis, reikia čia greit viską susukti. Gal gali kokią dainelę? Atsidarė duris, negaliu įeiti. Žiauriai gerai pavarė iš tikrųjų. Ačiū. Ką? Ką? Mašina. Tai skrįšim. Tai paliek vidurį numerį. Jo. Tai dabar liko sunkiausia dalis, tai realiai surasti žmogų, kuris turi tokią mašiną. Tai ką, turim 3 Bembus, 3 pasirinkimus. Bandysim paskambinti kiekvienam numeriui. Pagrindiniai dalykai, kuriuos mums reikia išsiaiškinti. Ar sutiks iš viso leisti nusifilmuoti, kad leistų uždėti savo numerius ir kad leistų uždėti ratus, jeigu bus galimybė uždėti ratus. Ir jeigu šitus 3 padarom, Antanas prisišiks į kelnes. Reikės sugalvoti dar labai gerą istoriją. Gerai, skambinsim pirmajam ir kuris buvo šitas. Ir jis yra europinis, kas yra žiauriai gerai, nes Antanas, jeigu šiandien pamatys per langą, kad kitoj pusėje vaira, tai nepatikės. Jeigu pasimesti iš numesk. Dar pavarijos neatsigavo. Bandysim dabar sekančią paskambinti. Čia yra anglas, bet jisai yra su juodais ratlankiais. Antras iš vis numetė. Jau žino, kas skambina. Jau čia seka testovas Instagram'e. Grinai. Sveiki. Bet net nėra tos mašinos. Nebėra? Supratau. Nu dėkui, tada viso. Papuolėm su Tomui mini depresiją. Laukiam skambučio atgal, bet nesulaukiam. Atrodo variantų nebėra, kol Tomui nekyla plano B idėja. Sugalvojau, kad tipo apvagė. Ir pavogė Bembą? Ne, išėmė lempas, apdailas viduj, tiklą nuleisti po kokių nesiglų pririnkti, pritrupinti, tipo, kad išdaužta. Ok, aš turiu planą B. Aš manau, kad planas B yra geresnis negu planas A. Kaip manai Antano mašiną darėjo? Kas čia moka? Su tam pačiam atidarytam dariau. Ant kiek sudėtingai būtų, ne, pakeistas dalis? Kokias dalis? Pakeisti tokių dalių nereikia, reikia tik išimt. Išimt, okei. Daliuką Antanas palikęs, kad galima būtų... O jeigu Antanas galvoja įsipūs nosį tą skudriuką? Aš pasiėmiau Butomį dėl to, kad aš nenusimanau tiek daug apie mašinas, todėl jis, mašinų ekspertas, pats didžiausias mašinų youtuberis Lietuvoje. Išskyrus Norway Films, bet jie pykstas tarpusai, tik negaliu sakyti. Jisai jau, žinai, pensijoje, nes jau tipo senas, žinai, nu, o aš dar toks paauglys. Lempas realiai išimt reikia apsukti 4 varžtus, bet kadangi Antanas yra apsileidęs labai ir yra nepasukęs 2 varžtus, jam reikia atsukti 2 varžtus. Antanai. 2 varžčiukus, lempa. Tik tai hujark! Toliau, labiausiai yra vogamas televizorius, bet mes jo nešimsim, nes yra daug darbo. Jaučiu neįdėsim po to, ne? Jo, pasakysiu, neįdėsim. Tai principė mes galim atsukti ratus. Iš bėdos dar galim šiam galinės lempas, nu, tipo, jos ten irgi lengvai išimti. Bet gal nebūtina. Bet šiaip nebūtina, nes nelabai kas vogė, žinai. O kai manai vogė, tipo, šitus va? Vogė, žinai, tie jau pacaniukai, kurie ten gaila ant ženkliuko 5 eurų, žinai, jie ten vogė šilainiuose. Tu gali dabar, kročią, mane pafilmuoti ir aš tipo viską pasakysiu, kad atrodyčiau, kad aš irgi suprantu apie viską. A, gerai. Pala, man reikia... Ką ten sakai iš pradžio apie lempas, ne, po to... Kad lempas 2 varžtai atsisuka, radinį siemą. Išsiaiškinom, kad Antanas lempas pametė varžtą, liko 2 varžtai lengva atsukti. Kita irgi. Ratus. Antanas turi ratus. Nuimsim. Šitaip, ne? Jo, 5 varžtai. 5 varžtai ratus nuimsim.
televizorius. Imsim. Ne, neimsim šitą, man atrodo, ne, ten kažkaip sunkiai. Daug užtrunka. Daug užtrunka šitas. Ženkliukas, šilainiai nevokti. Apdaila nėra. Tiksliau, yra, nebus. Langas? Nėra ir nebus. Tiksliau, yra ir nebus. Jo. Konteineris, stiklas rinkti, langas nebėra. Labai gerai. Ką reikia pasakyti? Atsiprašyk Antaną iš karto jau. Atsiprašytas Antaną kartą. Taip. Nepulė tai, kad kaip per filmą. Radom praleisti skambutį iš BMW, to pirmas numerio, kur skambam, kur lietuviškas, tai dabar skambinam jame. Sveiki. Mes tokiais dalykais neužsiemame čia, taip žmonėm bėda čia sudaužė mašiną, nieks tikrai nedarys tokių dalykų. Nepaėjo. Tik planas B ir bus. Prieš pradedant operaciją Antano BMW, noriu kai kam parašyti trumpą laišką. Antano tėti. Antanai, žinau, jog pykstate, kad įgyvendiname šitą šiek tiek palaidą idėją. Noriu atsiprašyti, jog teko susidurti su tam tikromis pasiekmėmis. Ir tuo pačiu labai tikiuosi, jog bežiūrėdami šį video išvelgsite ir pozityvo. Ačiū Jums. Su geranoristyste, Lukas. Na ką, šiandien laukia mūsų big day, skambinsim Antanui. Pasakysim, kad apiplėšė mašiną. Dabar Antonis visai greit atėjo. Ką nori? Gali išnešiu? Jo, žinoma. Ne čia? Ne čia? Tai gavau naują YouTube komentarą, Antanas fainesnis, jis geresnis. Pažiūrėsim, kai iš Antano mašiną nieko neliks, kuris geresnis iš mūsų. Jeigu sau čia spinta, taip, galvoju, kad čia rūbai, ne? Bet atidarai. O ten aš! Susirinkome pas Tomą reikalingus įrankius ir reikėjo važiuoti kelionę pas dėduką. Prisisekim daržus. Greitas. Išgeri vandenį stiklinę. Sisioji ar prakaituoji? Pas dėduką einam ieškoti daiktų, nes čia daug yra nereikalingų daiktų. Didelio stiklo. Ne, gali būti uždaužytas, tiesiog reikia šukį. Oro stiklo. Kokio tau stiklo reikia? Daužyk. Aš nedaužysiu pas tave kiemę, ne, ką? Policija jau skambina. Parūpins stiklo ir parūpins viską, ką reikia. Ajo. Imk visus, kokius nori. Viskas man. Kiek nori. Tai va šitą jau užteks per akis. Aš matau. Dabar mano draugas išvažiavęs į kelionę. Nu, tai išvažiavęs, jau jo nėra, nu. Jo. Ir taip gavos, kad jis paliko mašiną, prie oro uosto, žinai. Ir leido pavažinėti iš pradžių su mašiną. Ir mes padarysim taip, kad bandom apgauti draugą, kad jo mašiną, lempos išėmė ratus, naime apiplėšė, žinai. Ai, nu tai kam taip gąsdį žmogų? Tai kad smagu būtų, nes po to jiems įsivaizduoju, koks jums geras jausmas, kad apgavau jį. Tai ir tu be reikalo kankinies. Baig, tu mat, nu Lukai, tu banditas, nu. Nu ką, esam savo vietoj, išimsim lempas. Gal aš atsuk, matau tau sunkus, senkiai seka. Aš jau daug padariau, čia tau galiakai. Kodėl aš turiu antibardyti Antaną BMW? Man pačiam net nemalonu dirba. Nes aš galvoju, kad paskui Antanas ant manęs vyksti, nes vietame, kad tu viską sugalvoji, ne aš. Palauk, tai leis, aš padarysiu didžiąją dalį. Arba... Realiai va, lempos jau išimtos, beveik nesiskiria. Bet gerai atrodo. Čia karočiai išėmėm lempas, kad galėtume pasišilti rankas, nes čia įkiši ranką ir čia žiauriai šilta iš tikro. Bam. O tada mums pritrūko plytų, tai Lukas išėjo keliauti. Čia nepanašu, kad būtų plytų. Man atrodo, ten turėtų būti plytų. Aš nesuprantu, kas jam yra, gal plytų stoka kokia nors. Tada sutikau kažkokį benamį, kurio paklausiau, gal žinau, kur rast plytų. Čia kažkur netoliese buvo. Jau plytų ieškot, bet taip išėjo, kad pabazarinau su kažkuo. Einam ten, kur baisu, gal surasim kažkų.
Mes ieškam plytos. Man tik reikia plytos. Prašau, nenuskriauskit manęs. Čia atrodo tamsu. Čia yra viena mašina. Tokiam kažkam. Ir yra viena plyta tik tai. Viena suknista plyta. Kaip sakoma, yra tokie dalykai, kurie tiesiog būna lemti, žinau. Ir ten buvo viena plyta visam garaže, pačiam gale, kur tamsiausia. Viena plyta, tokia padėta, tokia maždaug Lukai, tu manęs ieškojai. Pagalvojom, gal kad, kadangi šimtos tik priekinės lempos, galvojom, kad nuimsim tik priekinius ratus. Jo. O gal nes paliksim, kad nereiktų čia daug žaisti. Ok, supratau, reiks sudaužysti. Va čia tai atrodo tvyro rankos kokios, ne? Pažiūrėkit, kokia graži pilnatis. Atėjo naktis ir apvogė Antaną mašiną ir žiūri tik tai stiklas mašinos, ane? Bam! Ir nebeliuko. Ir nebėra stiklo, žiūrėk, opa, ranka lenda. Tai tas laikas, reikia skambinti Antanai. Žiūrėkit, pilnatis, matė. Iš tikrųjų tai baisu, nes dabar priklauso toksai pasijausiu kaip aktorius biški. Labas, Antanai. Labutis. Ką darai? Ką tik parėjau namų. Ten, kai aš tau pirmai rašiau, kad problemėlė, tai mes turim didesnį biškį problemą. Kas buvo? Blet. Aš nežinau, tipo... Nežinau kaip pasakyti, nes tipo... Paskolinai man mašiną, bet aš tipo išeinu iš kiemo dabar iš darbo. Ir... Tipo... Nėra nei lempų, nei priekinių ratų. Ir... Palauk, aš tau parodysiu. Ir čia išdaužtas stiklas. Viduj televizorius dar išrautas. Tu čia prikolinė ar ne? Nu ne, Antanai, aš normaliai sakau. Nes tipo, aš dabar esu prie ofiso visiškai arti. Aš nežinau, ką tau pasakyti. Belė kaip abydna. Tėvai dabar yra išėję, aš eik tu n***ui senio, aš net nežinau ką sakyt. Ką? Galvoju, aš žinau ką sakyt. Eik tu na... Nes stoviu, kai debilas dabar 10 minučių ir galvoju, kaip tau paskambinti, ką pasakyti. Aš dabar šokė esu. What the fuck? O girdė, tai mentams ką veikit? Taip, aš iš pradžių noriu sulaukti tėčio, nes jis netoli. Man dabar visas kojas dreba. O, senė, man tai na, per širdį kaip perėjo, eik tu n***ui. What the fuck? Net nežinau, ką tu daryti. Kaip man dabar tėvam pasakyti, eik tu n***ui. Aš... Ir svarbiausia, kad ant plytų padėjo viską. Ir atsakau, nu... Aš net nežinau. Lempos, tu šitas nėra taip brangios, žinai. Eik tu n***ui, be mašinos dabar. Eik tu n***ui. A girdė, aš tau perskambinsiu, pala, parašysiu žinutę tuoj. Antanai. Seniukai! It's a prank! Prank wars is on, Antanai. Prank wars is on. Seniai, man po širdis nesustoja. Karočią, seniukai. Dabar tai tu gausi, o dabar tai tau pizdę buvo. Prank. Ha. Tu debilas, seniai, dabar tau pizda bus. Geras, Aš iš pradžių negaliu patikėti iki paskutinio momento, realiai nesąmonė. What the fuck, bet šiaip realiai iš kitos pusės galvoju, Kaunas. Tu debilas. Realiai iš to tikra to žodžio prasme. Tu nesveikas. Eina, nafik, dabar mane debilų dabar iš vis išvadins. Čia gerai sugalvoji, aš tau ploju, karočią. Nu tai ką, viskas baigta, iš tikrųjų, kai paskambinau Antanui, tai kojos drebėjo, tai taip grinai drebėjo, iš tikrųjų, nes bijau, aš įsijaučiau vaidmenį patį, kad net pačiam buvo baisu.
Ir nepamirškit paspausti like mygtuką, kad taip nesunku padaryti. Tada pasubscribinkit ir komentuokit apie kokius prankus galėčiau padaryti Antanui toliau. Antanai, prank wars is on! Haching!